Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Sveiki! Prieš reklamą prižadėjau pasakojimą apie užklasinę veiklą. Tad tęsiu pažadą. Jei jau dabar galvojate apie tai, į kokį būrelį kitąmet leisite vaiką, ši informacija jums tikrai pravers. Kai visai neseniai savo laidoje kalbinome laidų vedėją Laurą Imbrasinę, ji prasitarė, jog ilgai suko galvą, kai rinko sūnų užklasinę veiklą. Sunku būtų teigti, kad nėra ir daugiau panašiai mąstančių tėvų. Juk kiekvienam iš mūsų norisi savo vaikui duoti tai, kas geriausia, ugdyti jį taip, kad jis būtų beveik tobulas. Todėl labai svarbu patiems tėvams turėti žinių, ką jų vaikas gaus pasirinkęs vieną ar kitą būrelį. Neformaliame ugdyme mes turim kalbėti ir kalbam turbūt apie socialinių kompetencijų ugdymą, kūrybiškumo ugdymą, motyvacijos dalykų kelimą. Ir tada tokiais atvejais neformaliame ugdyme tokie dalykai kaip sportas, muzika, dailė, jie naudojama kaip puikios priemonės tam tikrai kompetencijai ugdyti. Labai dažnai tėvai mąsto stereotipiškai. Pavyzdžiui, vaikas lankantis muzikinį būrelį mokės tik gražiai dainuoti arba groti. O kur dar visi kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, baimės įveikimas lipant į sceną prisistatant. Ne visuomet tai gali būti savaime ugdomų dalykų, juk ne visi turi iškalbos ar nepalaužiamos drąsos dovanas. Kitiems to reikia mokytis. Vaikai per dailės, šokio, muzikos užsiėmimus dažnai ateina atsipalaiduoti, daugiau nei kažko išmokti. Nuo mes suaugę dažnai turime tam tikrų vilčių ir vis norime, kad vaikas mokėtų labai daug žodžių, labai daug dainelių, labai daug ko išmoktų. Iš tiesų, aš pati manau, kad pats procesas yra vertingiausia dalis. Daug kalbama apie vaikų agresijos skatinimą, todėl ne vienas tėvas ar mama į jėgos būrelių žiūri nepatikliai. Neva čia atžala išmoks grubumo, šaltumo, taps bejausmiu. Mes atiduodam savo vaiką į žmonių rankas, kurie gali jį paveikti prasme ir ne visai teisingai. Tai čia yra tikrai pats svarbiausias dalykas vertybės tokiam užsiėmime, vadovo vertybės ir pati filosofija, kuria remias tokiam būrelyje. Nemažas vaidmuo tenka vadovui. Jei dažnai kartojame, jog viskas prasideda šeimoje, jog tėvai daro didžiausią įtaką, tai neformaliajame ugdyme vadovo atsakomybė itin ryški. Tačiau tėvai turi ne tik atvežti ir parsivežti, bet ir domėtis, kokią naudą užklasinė veikla duoda jų vaikams. Iš kitos pusės, kokį tikslą ir tėvai dažnai mes susidurėm, kad tėvai tiesiog tokį ir tikslą savo, kad vaikas stovėtų pirmoji eilėje, kad jis būtų geriausias dainininkas, geriausias, kas dažnai ne visai gerai veikia vaiko, sakykime, ir psichika turbūt, jeigu jam pastovus toks presingas, iš kitos pusės ir vadovas gauna tam tikrą spaudimą, nes jeigu mama, pavyzdžiui, vaikystėje norėjo tapti balerina ir jai tai nepavyko, tai dažniausiai jin atsirevanšuoja ant savo asmeninio vaiko, matydama, kad kaip tik jis galėtų išpildyti jos neišsipildučias svajonės. Tai yra dažnas atvejis. Netgi kartais užduoda klausimus mokytojai, tarkim, kodėl tas vaikas stovi, tarkim, ne pirmoje eilėje, o gale. Nors iš tiesų tai neturėtų labai akcentuoti, nes tada pats vaikas pergyvena, kodėl jis gale, jis iškart padeda vertinti save, jis mano, kad jeigu jis stovi, tarkim, kažkam už nugaros, jis yra prastesnis, nors taip iš tiesų nėra. Idealiausia, kai sutampa ir tėvų, ir vadovų, ir vaikų lūkesčiai. Jokių būdų nereikėtų spausti savo vaiko, o leisti jam laisvai pasirinkti. Todėl pedagogai patarė suteikti galimybę save išbandyti skirtinguose būreliuose. Tuomet galės geriausiai išsirinkti, kas jam arčiausiai širdies. Apsisprendimas yra irgi mokamos dalykas, ta prasme, nes pats geriausias metodas turbūt netgi ir suaugusiam sprendimą daryti, ateiti į restoraną ir per 30 sekundžių išsirinkti patiekalą. Tai yra irgi sprendimų darimas, vienas iš tokių paprastesnių metodų. Tai kad vaikas daro sprendimus ir kad jis daro sprendimus eiti būrelį tokį ir tokį, tai yra jo sprendimai. Ir tai irgi yra tam tikra mokykla. Pirmiausia, mes turime savo vaikus sudominti, o ne versti lankyti jūsų pačių užgaidą tapusį būrelį. Kas iš to, jei vaikas sukandęs dantis visus 8 metus eis į muzikos mokyklą, o po to taip niekada ir neprisės prie pianino. Dar blogiau, jis taip ir neišmoks priimti sprendimo ir nebus motyvuotas. Sutikite, juk būtų daug geriau, kad užaugęs galėtų padėkoti, jog išugdėte gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir atsakingai atlikti pradėtas pareigas.